Čempionai, ramu ar ne? Ramu, jo, palaimo dabar jau. Liko tik tai gerą, kaip sakant, liaudiškai balių padaryti ir sezoną užbaigėm pergalingai, smagu. Visas kelias iki čempionų titulo, jisai nelengvas buvo turbūt, ar ne? Tai tikriausiai jo, buvo čia pas mus komandų ir vidinių, ta prasme, pykčių. Jo, jisai tikrai nebuvo sunkus, kai viską prisimeni, tai ta prasme, kur dabar esame, ne čempionai, tai labai smagu, labai smagu. Šios dienos rungtynės, kas buvo sudėtingiausia šiandien, ar galbūt patiems įtampa, arba ką galėtume? Jo, iš tikrųjų, tai būtent ta pradžia buvo pati sunkiausia, ten po 2 kėlinių, ta prasme, kai ėjom ilgą pertrauką, rezultatas priminė, kad tik vieną kėlinį sužaidėm. Iš tikrųjų, labai buvo sunku pralaužti tą tokį pirmą, ar ne, bet paskui susitvarkė, o antroji pusė kažkas panašaus į krepšinį buvo. Varžovai su tokiu žaidimu nustebino, turėjo galbūt šiandien? Ne, itin iš tikrųjų, varžovai pažįstami, panašiai visko ir tikėjomės, ta prasme, viskas kaip ir suplanuota. Tai kur dabar Tėvakos fanai rinksis į vakarėlį? Adresu kokiu? Iš tikrųjų, tam dar nepasiruošęs. Pirmiausia buvo mintys krepšinėje, dabar planuosim kitus dalykus. Gerai. Kaip pačiam dabar jausmas? Nežinau, trenerio dar nemėtėt? Ne dar. Rūbinė per maža, galvojom, lubų nenorėjom išdaužti, pamėtysim lauke. Nežinau kaip stipriai, tikiuosi ne į mašinas. Šiandien kaip pavyko susikaupti rungtynėm? Pradžia buvo labai nervinga, praktiškai niekas nepavyko. Neturim daug derinių iš tiesų, bet turim keletą išėjimų ir jie praktiškai pirmoji pusė iš vis nepavyko. Tai buvo labai sunku įsivažiuoti į rungtynės, pirmas 5 minutės net į krepšinį jau pataikyti. Paskui kažkaip gal, nežinau, pagavom tą ritmą po truputį, perlaužėm rungtynės ir tiesiog jau 4 kėlinį nebeleidom jam arčiau pasivyti mūsų. Kur tas lūžis buvo ir kodėl jis įvyko? Pats lūžis, manau, buvo galbūt antro kėlinio vidury, kada tikrai pavijom varžovus ir kažkaip net nesijautė, kad jie gali nuo mūsų pabėgti toliau, negu 10 taškų tiesiog puikiai gynėmės, aišku, užpult nepavykdavo, bet gynyba labai gerai veikė ir tiesiog jautėsi, kad jie tikrai nepabėgs nuo mūsų ir kabinsimės visas rungtynės. Aišku, planavom iš pradžių spurtų pradėti, bet kai 5 minutės taškų neįmeti, tai apie jokį spurtą neįmanoma net kalbėti. Realiai vertinant ir galvojant visą sezoną, ar galima buvo tikėtis tokios pabaigos? Iš tiesų, prieš sezoną mes apie B lygą ir kalbėjom kaip nugalėtojus. Aišku, pradžioj sezono buvo galbūt tokių daug nesutarimų, tai galbūt buvom nustoję kalbėti apie tai, bet kai komanda kūrėmės, tai žinojom savo tikslą, kad einam B lygą laimėti. Kas dabar, dideli kontraktai ir nebeliksit komandai? Kad kontraktai jau dabar dideli, nežinau, kas gali daugiau pasiūlyti. Gerai, treneri, kokie jūsų įspūdžiai dabar? Nusivylimas. Nežinau, norėjom, aišku, kaip ir visi, kiekvienas žaidimas yra žaidimas, norėjom tikrai tos pirmos vietos, savęs nugalti, biskį. Pritrūko fortūnos, aš visą laiką sakau, atrodo, šiandien nematau, kad ten vyrais patenkintas esu. Visgi gal trumpokas mūsų tas suolas, aš nežinau, atrodo, žaidėm tikrai aukštais, tai žaidėjas pralūšėm lentą, šiaip nepavyko užpult, nepavyko. Šiaip buvom gal vakar, sakyčiau, Timaka žaidė labai tokius pasivaikščiojimo žaidimą, iš tikrųjų, mes tai tikrai atidėjom vakar su Mindaugo vyrais, tikrai daug jėgų, iš tikrųjų, daug. Tu pasikojo gal šiandien biskį vis tiek, buvom biskį pakraujavę ten ir štai gal taip įgavosi. Jų ta priekinė linija tokia stipresnė, ne? Pasirodė šiandien. Ar jinai tokia visada buvo? Šiaip mes gal biskį, mes akcentavom, aš akcentavau, kad reikia pasidengti tritaškius. Kažkodėl aš tikėjausi Robertui ir kad nusimsimės tą lentą. Aš kažkaip galvoju, turėtų būti visgi du aukšti žaidėjai, atrodo ten, bet išėjau kaip išėjau, nežinau. Priekis viskas puiku, nežinau. Gausi kaip gausi. Sezoną kaip įvertinti? Pirmą kartą žaidžiamės, pirmą kartą surinkus komandą.
Mes tų žvaigždžių neėmėm, nepasipilėm Micu tą vieną pasėmėm, bet Micus žaidžia su mumis jau aš nežinau kiek metų, suprantat, visgi. Ir kaip kaimo komandai, aš manau, kad užtenka vis, ne paskutinė čia. Pridarėme čia tų, man atrodo irgi, įvarėm šitos baimės ne vieną komandą. Negaliu aš sakyti ant vyrų nieko. Turiu vis tiek tikėti. Tai kaip galima būtų vertinti dabar pasirodymą antroji vieta? Manau, antra vieta yra mūsų pagal galimybės. Čia, aišku, galima buvo laimėti, bet patys matė rezultatą, gynybą esam patenkinti, puolimas buvo tragiškas to pasiekau ir pralošėmės tą pirmą vietą. Antrą vietą. Kokios to priežastis galėtų būti? Vakar viską išnaudojame? Ne, manau, buvom pasiruošę jų komandos žaidimui. Buvom išanalizavę, sakykime, jų didelius žmonės, stengiamės dengti, jų metikus. Praktiškai metikus apdengti pavyko, bet nepavyko sutvarkyti, praktiškai visiškai palaušim lentą, tai to pasiekoju. Kai praloši puolime visus kamuolius 3 kartus kartu, tai čia praktiškai laimėti neįmanoma. Pats lūžis, kaip galvojat, kada įvyko? Kada dar buvo? Lūžis įvyko po trečio kėlinio pradžio, jie pabėgo, plus 15 turbūt neklyst ir jau praktiškai nebuvo galimybių sugrįžti į varžybas. Tokį žaidimą demonstruojant finale, tu negali laimėti. Dabar pati antroji vieta, kol kas turbūt sunku suprasti, ne? Aš manau, kad sezono pradžioje finalas buvo tikslas. Aišku, jis nepasisekė laimėti, bet manau, viskas pagal planą.